Paprastai, kai žiūrim ridą, visada aišku siekiam kuo mažesnės, suprantamas dalykas. Tačiau reikia suprasti, kad ridai nelygų ir automobiliai gyvena labai skirtingus gyvenimus. Vieni rieda į darbą, į darželius, į mokyklas, į parduotuvės, tai yra praleidžia didžiąją dalį savo mieste, o kiti keliauja užmiestyje, važiuoja į komandiruotės, lekia greitai, ridos didelės, tačiau jų būklė bus visiškai ne ta pati. Jūs vien supraskit, kad variklis nežino, jam nesvarbu kokiu greičiu važiuoti, jam svarbu, kiek yra motovalandų išdirbta. Tai yra, kad mieste vidutinis greitis, žinot, kamščiuose Lietuvoje turbūt bus 37 kokie kilometrai per valandą, o visai kita, jeigu jūs kursuojat Klaipėda Kaunas ar Vilnius Kaunas, tai yra kiti dalykai. Tai yra, kad su ta pačia rida bus automobiliai su visiškai skirtingom būklėm. Variklis bus daug mažiau užmiestyje važiavęs, pavargęs, salonas bus irgi nesutrintas, nes nereikėjo krauti bulių maišų, nežinau, vaikų, šunų, vežimėlių ir taip toliau. Todėl rida yra tik tai toksai orientacinis skaičius. Su ta sąlyga, kad ta rida yra tikra. Ko mes irgi dar yra atskiras topikas tam aptarti. Tai va, ir skirtingi varikliai labai skirtingai sensta. Vienam automobiliui 100 000 yra praktiškai tik apšilimas, kitamgi rimta riba, kada prasideda rimtesni gedimai ir nuo kada praktiškai automobilio žvalgytis arba jį svarstyti yra praktiškai ekonomiškai nenaudinga. Nes dabar autopramonė vis geriau ir geriau apskaičiuoja resursą, tai yra, jeigu tikslas buvo inžinierių užduotas vadovybės toks, kad automobilis turi nuriedėti 3 metus, maždaug pasiekti 100–120 tūkstančių saugiai ir paskui leidžiama viskam subirėti. Tai yra taupomas medžiagos, naudojami plastikas, naudojamas aliuminis vietoj metalo rimto. Ir tokiu atveju, žinom atvejus iš BMW, iš Audi, kuomet grandinės lekia prie 120 tūkstančių per bortą ir panašiai. Taigi ir yra tų pačių senų dizelių, kurie, kaip nežinau, BMW M57, kurie gali važiuoti ir 500 tūkstančių, jeigu keisi tepalą kas 10 tūkstančių, gerą tepalą nepadirbtą, jis važiuos ir važiuos ir važiuos. O nauji varikliai, jie neturi tokio ilgo resurso. Taip kad rida yra labai kompleksiškas dalykas ir reikia stengtis prieš įvertinant automobilį ar vykti jo tikrinti, žiūrėti, ką mes žinome apie praėjusį jo gyvenimą, kas yra dokumentuota, kas yra knygelėse, kas yra faktūrose, kas yra techninės apžiūros lapuose, tam, kad nuspręsti, ko tikėtis iš to automobilio.